Labas visiems. Šios dienos mūsų susitikimo tema yra JAV finansų sistema ir jos poveikis akcijų rinkai. Tikrai labai plati tema, mes galime ją išplėsti netgi iki kelių valandų seminaro, nes norint giliau šią temą kapstyti, tai galėtume kalbėti ir apie bankų veiklos principus, apie jų norą uždirbti, apie Fedo pagrindinės funkcijas, kiek jis yra įgalus kontroliuoti bankus, jų transakcijas, o kiek tų transakcijų vykdoma šešėlinėje ekonomikoje, nes hedge fondų, pensijų fondų, money markets funds, tai jų taigi Fedas nekontroliuoja. O ten yra didžiuliai pinigų srautai su dideliais svertais, nes visų tų dalyvių tikslas yra kuo daugiau užsidirbti ir tą padaryti įmanoma pigiau. Tai čia tik tai Fedo pusė, o kur dar yra vyriausybės įtaka finansų sistemai, per visas lengvatas, subsidijas, įvairias skatinamasias programas ir panašiai. Tai dar turėtume kalbėti apie naujų obligacijų išleidimą, apskritai apie augančias skolas, apie geopolitikos įtaką finansų sistemai ir taip toliau ir panašiai. Tai žodžiu, tema tikrai labai plati. Aišku, nėra visai negirdėta tema, nes daug aspektų paliečiu video kanale, todėl norisi dabar ne tiek plačiai apimti visą šitą temą, kiek tiesiog suvesti viską į sistemą. Kad supratimas būtų toks nepaviršutiniškas ir neišmėtytas, o toks susistemintas ir kad galėtume iš tikrųjų matyti tą big picture. Nes kuo platesnį lauką matysime, tuo daugiau galimybių išvelgsime. Tai šį kartą, kalbėdami apie finansų sistemą, fokusuosimės į likvidumo svarbą ir repo bei reverse repo programą. Jo, kadangi daugiau prekiaujame Amerikoje, tai galime savo nuotaiką sulyginti su tokiais amerikietiškais kalneliais, kur yra ir panikos momentų, ir džiaugsmo, palengvėjimo. Tikrai yra kažkiek tai panašumo, nors netiek ir daug. Ir jeigu lygintume kalnelius su S&P 500 kalneliais, tai taip, čia irgi yra tas aukštyn žemyn, būna ir panikos, kai atrodo, o die, viską toj prarasiu. Bet tada ateina kažkaip ir to begalinio džiaugsmo laikas, kai galvoju, koks aš šaunuolis, kaip gerai čia viską suinvestavau. Skirtumas tas, kad S&P 500 bangos kuo toliau darosi vis trumpesnės, čia pakritimas ir vos ne kitą dieną visas tas pakritimas yra išperkamas. Ilgesnėme periode, kai matome visišką paniką, tarkim 20 metais, o štai po pusmečio jau vos ne euforija, o štai po metų vėl nerimas ir blogos mintis. Tik tiek, kad indekso bangų viršūnės, kuo toliau jos vis aukščiau iškyla. O kodėl taip yra, mes jau praeitame susitikime kalbėjomės, kai aptarinėjome S&P 500 indeksą ir kokios kompanijos galėtų būti naujai įtrauktos į tą indeksą ir kokios pašalintos. Ir tada svarstėme konkrečius variantus, todėl suprantame, kad indeksas iš principo jau yra taip sudėliotas, kad jis tiesiog privalo visada augti. Todėl kompanijos, kurios nebeauga arba auga nepakankamai, yra išmetamos iš to indekso ir tos kompanijos, kurios turi daugiau potencialo augti, yra įtraukiamos. Ir aišku, dar žaidžiama yra su kompanijų svoriu tame indekse. Kuo augimo potencialas yra didesnis, to didesnis svoris indekse. Labai viskas paprasta. Tik tiek, kad turime žinoti, jog pagrindinis kuras rinkoms augti yra visgi likvidumas. Kuo daugiau sistemoje pinigų, tuo daugiau jėgos yra augti. Jeigu likvidumas mažinamas, pinigų masė mažėja, tuo yra sunkiau akcijoms augti. Ta galime matyti šiame grafike. Labai ilgo laikotarpio šitas grafikas yra ir jame labai aiškiai matyti, kas būdavo rinkoje, kokie burbulai, kokie pikai, kai likvidumas pasiekdavo aukščiausią tašką. Ir kas atsitinka, kai jo ženkliai sumažėja. Visos krizės, bankiniai kolapsai, viskas didelio vykdavo būtent, kai stipriai sumažėdavo likvidumą. Man pačiai buvo labai įdomi būtent ši 19 metų rudenį vykusi repo crisis. Tuo metu ir rinkos koregavosi, nes iš kažko reikėjo padengti repo sandorius. O repo tai yra toks savotiškas kreditas už užstatą, tarkim, aš esu hedge fondas ir turiu pinigų, bet noriu jūs paskolinti. Tai pas banką, dilerį, kuris yra specialiai šiai funkcijai atrinktas, tai yra 24 didžiausi pasaulio bankai yra paskirti vykdyti šią funkciją ir atlikti tokius sandorius. Tai jeigu trumpai, tai jie paima, pavyzdžiui, iš hedge fondo pinigus ir duoda užstatą, kažkokias tai obligacijas. Labiausiai einamos ir labiausiai vertinamos yra trumpalaikės JAV vyriausybinės obligacijos, taip vadinamos bills.
nes tai yra įrankis, kuris suteikia rinkos dalyviams, hedge fondams, pensijų fondams, MMF'ams, tai yra money market funds ir kitiems paversti tuos popierius į pinigus. O kadangi jie visi žaidžia su dideliais leverage'ais, svertais, gali tuos popierius vieni kitiems grandinę perduoti, kas reiškia, kad iš vieno popieriaus tu gali padaryti 7 popierius. Ir visi su derivatyvomis, pečiais, kas leidžia sukurti tikrai didelius pinigus. Čia svarbu, kad terminui pasibaigus būtų sėkmingai uždaromas tas sandoris, kas skolino pinigus ir gavo obligaciją, tą obligaciją grąžintų ir atsimtų pinigus, o kas darė atvirkščiai, pradžioje skolinosi obligaciją ir gavo užstatų pinigus, tai sandoriui baigiantis turi uždaryti priešingai, grąžinti užstatą ir pasiimti, ką skolino. Tai vienu atveju yra repo, o kitu atveju yra reverse repo. Pavyzdžiui, kadangi dabar vyriausybė gauna pinigus už išleidžiamas trumpalaikės obligacijas, tai ji naudojasi reverse repo pinigais. O tai yra dar viena sistemoje sugalvota kišenė, į kurią būtų pinigai įdedami ir išimami. Ir ši priemonė aktyvėja būtent tada, kai kyla palūkanos arba kai jos jau yra aukštos. Nes tada veikia principas, kad tu gali iš vieno pasiskolinti pigiau ir perskolinti tuos pačius pinigus brangiau. Tai šioji krizė įvyko būtent tada, kai jau dileriai, tie bankai nebesusitvarkė su rinkos dalyvių būtinybę skolintis, užstatyti aktyvus, ir nebegalėjo suvedinėti balansų. Todėl pradėjo stabdyti savo tarpininkavimą, o kai turi poziciją su keliais pečiais ir kai kažkas paeina ne taip, kaip tikėjasi, tada reikia uždarinėti vis tiek ir atsiskaityti vis tiek reikia. Tai aišku, tada būna dideli nuostoliai, todėl pardavinėjama buvo viskas, ir akcijos, ir obligacijos. Ir tik tada, kai vyriausybė pradėjo leisti trumpalaikės obligacijas, rinkos apsiramino ir tada išėjo Fedas, sumažino ir palūkanas, o vėliau jau prasidėjus Covidui, palūkanos iš vis nulinės padarė ir pradėjo leisti savo QE programą. Tai štai QE 5, QE 6, o QE tai yra ekonomikos skatinimo programa, kai palūkanos mažinamos, kai pinigų masė didėja ir tokiu būdu yra skatinama skolintis, pirkti. Tai yra, ką mes vadiname pinigų spausdinimu. Ir priešinga politika šita yra QT programa, tai kai palūkanos yra keliamos, pinigai iš sistemos visais būdais yra išsiurbiami ir panašiai. Todėl likvidumas vienareikšmiškai yra labai svarbu. Ir jeigu jį uždėtume ant S&P 500 grafiko, tai ir matome, kad kai likvidumas didėja, juoda linija, tai ir S&P 500 indeksas auga, oranžinė linija. Įdomu tai, kad jeigu likvidumas juda šoniniu grafiku, taip vadinamu fletu, tai jau rinkoms yra kaip neigiamas dalykas ir matome, kad juda jisai neigiamą dinamiką. Ir štai paskutinėme etape, kuris vaizduojamas šiame grafike, tai matome, kad likvidumas didėja ir indeksas auga. Apačioje mes turime kitą grafiką, tai yra likvidumas pinigais, skaičiuojamas kas savaitę, ką bandoma išmatuoti ir vertinti. Ir pagal datas matome, kad tai šitas pikas atvaizduotas štai šioje vietoje. Ir mes šiame grafike jau nebeturime duomenų, bet matome iš savaitinio grafiko, kad tuomet buvo nedidelis mažėjimas ir paskutinėmis savaitėmis jis vėl rodo augimo tendenciją. Todėl rinkos turi jėgos augti. Parengiau dar ir šią skaidrę, bet turbūt per daug čia aiškinti nereikia, kas yra pinigų politika arba monetarinė politika, kas yra fiskalinė politika, kad už vieną atsakingas yra Fedas, už kitą vyriausybę, čia viskas kaip ir aišku. Ir suprantame, kad šios dvi kolonos veikia kartu tam, kad ekonomika judėtų į vieną ar į kitą pusę pagal situaciją. Tai kai buvo vykdoma QE programa, tikrai jie labai draugiškai veikia, Fedas išpirkdavo vyriausybės obligacijas, kurių jau kiti rinkos dalyviai nepajėgė išpirkti. Bankai tapo absoliutus vyriausybės kreditoriai, nes kad vyriausybė vykdytų savo įsipareigojimus, kad biudžetas nebūtų skylėtas. Nes mes žinome iš praeito susitikimo, kur kalbėjomės apie skolas, apie prie kokių prezidentų pradėjo augti tos skolos, kodėl jos auga ir panašiai. Tai dabar vyriausybė išlaidų turi gerokai daugiau nei surenka mokesčių. Todėl tas deficitas yra padengiamas būtent išleidžiant naujas skolas. O tai yra nauji pinigai, nes tas obligacijas išperka tie bankai, kurie privalo iš tų jau mano minėtų 24 bankų. O gautus pinigus vyriausybė toliau leidžia finansuodama savo veiklą, todėl tie pinigai atsiduria rinkoje. Štai jums ir naujas QE.
Tai su QE kaip ir viskas aišku. Kitas dalykas, kai 22 metų kovo jau buvo paskelbta, kad viskas, nuo šiol bus vykdoma QT programa, Fedas mažins savo balansą, tai yra pardavinėja bankams, būtent tiems bankams, kurie privalo išpirkti savo turimas akcijas, obligacijas, na žodžiu, tuos aktyvus, kurios turi savo balansę ir gautus pinigus tiesiog sistemoje ištrins. Viskas čia yra labai paprasta. Todėl, kad beveik visi pinigai dabar yra skaitmeniniai. Ir jeigu vertinti, kiek pinigų yra fiziškai sistemoje, tai jų būtų gal tik tai 2 procentai. O visa kita yra sukurta skaitmeniniu būdu. Nes kai mes darome, pavyzdžiui, pavedimą į kitą banką, tai fiziškai juk niekas tų pinigų jau nebeveža į kito banko saugyklą, kai būdavo gerokai anksčiau. Dabar tiesiog skaičiai pasikeičia sąskaitose arba balansuose ir tik žinių. Todėl pinigų masiai didėti skaitmeninėme pasaulyje yra labai paprasta. Bet grįžtant prie QT, tai Fedas balansą mažina, palūkanas pakėlė, tada stipriai sumažėjo noras skolintis, pirkti, vartoti, na žodžiu, tokiu atveju pinigų masė iš tikrųjų turėtų mažėti sistemoje, tokiu atveju ir akcijos turėtų mažėti, kristi jos turėtų. Todėl aš ir buvau įskaičiavusi akcijų kritimą, nes jeigu sustos vartojimas, tai ir įmonės nebeparodys itin gerų ketvirtinių rezultatų. Iš tikrųjų, kas galėjo pagalvoti, kad dirbtinio intelekto hypas taip galėtų stipriai paveikti rinkas. Nors iš tikrųjų aš neįvertinau to, kad čia yra viena ranka vykdoma iš tikrųjų QT programa iš Fedo pusės, o vyriausybė paraleliai savo ramiai toliau vykdo QE programą. Subsidijos, čipų gamykloms parama, studentų skolų nurašymas, naujų obligacijų išleidimas, visa tai ir yra ne kas kita, o QE. Ir dabar suma sumarom gaunasi, įvertinus, kiek Fedas sumažina to balanso ir to likvidumo ir kiek vyriausybė padidina, tai gaunasi, kad likvidumas didėja. Todėl ir rinkos toliau auga. Nors teoriškai per QT programą turėtų likvidumas mažėti. Dabar matyti tą rinkos ir skaičiuoja, kad šiandieninėje situacijoje nebeišeina mažinti likvidumo, gali tiesiog neatlaikyti finansų sistema. Todėl ir kai reikėjo bankus gelbėti, atsirado naujos programos ir jeigu vėl kas nors bankams nutiktų, tai vėl žiūrėk ir swap linijos bus atidarytos ir to minėto langelio atskiro skirto tik tai bankams niekas neuždarys, nors mes jau šnekėjom, kad kovo mėnesį jisai turėtų būti uždaromas. Žinote, ar ne, apie ką aš kalbu, tai yra rėmimo programa skirta tik tai bankams ir kai jiems pritrūksta lėšų, tai jie gali už didesnius procentus pasinaudoti tą programą. Tai matome, kad bankai tuo langeliu vis dar naudojasi, vadinasi, sistemoje nėra taip viskas gerai. Todėl natūralu, kad prie QT programos iš tikrųjų yra užmerkiamas akis ir iš tikrųjų paliekama ir QE programa. Ir dabar mums svarbiausia pasižiūrėti, kaip viskas klostysis būtent kovo mėnesį, nes tada baigėsi reverse repo pinigai. Vyriausybė negalės daugiau iš ten skolintis, vadinasi, reiks kažką sugalvoti kitą. Fedas taip pat žada uždaryti tą jau minėtą paskolų langelį skirtą tik tai bankams. O kur dar opcionų futureso mėnesio ir ketvirčio uždarimas būtent kovo mėnesį. Ir apskritai kovas ir rugsėjas tai yra tie stiprieji mėnesiai metuose, kuriuose iš tikrųjų matome gerokai didesnį volatilumą, o jis beje dažnai labai patempia rinką žemyn. O metuose, kaip žinote, yra 4 tokie mėnesiai, kada užsidaro mėnesio ir ketvirčio išvestinių priemonių sandoriai. Bet vienas mėnesis yra gruodį, kada jau visi galvoja apie šventes, o 4 mėnesis yra birželis, kai jau prasideda vasara, tai irgi nebe tokios nuotaikos. O štai kovo ir rugsėjai tikrai būna visko, todėl būkime viskam ir pasiruošę. Ir paskutinė skaidrė, truputį detaliau parodyta, kaip vyksta repo ir reverse repo sandoris. Mes matome, kad per vidurį visada yra bankas dileris, kuris ir reguliuoja. Čia žinoma toks menkas pavyzdys, iš vienos pusės hedge fondas stovi, iš kitos MMF. Bet kiekvieną dieną čia vyksta didžiuliai sandoriai, rinkos dalyvių yra daug, čia praeina milijardinės sumos, dideli duomenų kiekiai ir tiems bankams dileriams tikrai reikia viską čia suvaldyti. Ir jeigu čia kažkokios tai atsiranda problemos, tai toje grandinėje esantys sandorių dalyviai irgi gali labai nukentėti. Aišku, bankai visada laiko ranką ant pulso ir viską stengiasi suvaldyti. Todėl kol kas pinigų kiekis, kaip matome, tas likvidumas didėja, todėl viskas atrodo neblogai. Nors, aišku, ateis momentas, kada dileriai sakys, ne, čia tikrai yra per daug rizikos ir mes nedarysime tokių sandorių. Tada likvidumas, aišku, mažės. Todėl pasižiūrėsime, kaip čia viskas plėtosis, nors man atrodo, kad jeigu kovą pergyvename labai lengvai,
indeksas nesikoreguos, tada galim ir toliau augti. O korekcijos, bus tik tai tokios minimalios. O didesniai korekcijai tai reikia arba, kad stipriai sumažėtų likvidumas, arba kad atsirastų daugiau negatyvo. Pavyzdžiui, darbo rinkoje, tarkim, stipriai išaugs bedarbių skaičius, arba jeigu bus pripažinta recesija, arba dar kokie nenumatyti geopolitiniai įvykiai, tada tikrai galime pamatyti stipresnę korekciją. Bet tada po atvėsimo, vėl ateis laikas rinkoms augti, vėl atsistos Fedas į gelbėtojo poziciją, Janet Yellen su savo obligacijoms, tada vėl matysime, kad auga likvidumas ir vėl viskas bus gerai. Tai dabar tik tikėkime, kad tas kovas bus pakankamai lengvas. Tai buvo viskas, ką norėjau papasakoti. Jeigu ką praleidau arba jeigu apie kažką norisi sužinoti plačiau, rašykit. Kitose susitikimuose apie tai galėsime pasikalbėti. Ačiū, kad buvote kartu. Iki.